Labas vakaras, mes turim šiandien svečią Vidą. Vida šiandien prie Seimo rūmų pilietinę bado akciją vykdo ir turim, kaip sako, minčių, klausimų ir norim išgirsti Vidą, kam ji ryžosi šiam žygiui. Prašom, Vida. Labas vakaras, mano brangieji. Viską papasakosiu, ką tik tai klausėte. Ir noriu patikslinti, kad bado akcija tai pilietinė akcija, nors aš kaip pilietė atstovauju savanoriškai, savarankiškai ir jums perskaitysiu tą dokumentą tiksliai, kurį perskaičiau, kurį pristačiau miesto savivaldybei. Pranešimas savivaldybei 2026 birželio 8 diena Vilnius. Aš Vida Stankūnienė, Lietuvos pilietė gyvenanti Šiauliuose, sąmoningai pasirenku badavimą prie Lietuvos Respublikos Seimo. Bado akcija pradedama nuo 2026 metų birželio 8 dienos 13 valandos. Tęsiasi iki tol, kol leis mano sveikata. Už savo veiksmus ir elgesį atsakau asmeniškai. Neprisiimu atsakomybės už kitų asmenų dalyvaujančio bado akcijoje elgesį. Apie galimus viešus pažeidimus ar išpolius pasižadu pranešti policijai. Pagarbiai, Vida Stankūnienė. Toliau, kai atvykau čia antrą dieną, o šiandien aš badauju jau trečią dieną ir jaučiuosi puikiai, visų nuostabai. Ir, žodžiu, labai džiaugiuosi, kad pasiryžau. Dabar kreipiausi į Lietuvos Respublikos Seimą, nes tai paprašė kanceliarija, tai tuo pačiu nežinau, kada gausiu atsakymą, bet kreipiausi į Lietuvos Respublikos Seimą, Seimo pirmininką Juozą Oleką ir labai dėkoju, kad man padėjo Nendrė. Be jos išmaningumo, be jos išminties niekur negalima apsieiti. Tai vat šitą dokumentą mes pateikėm pilietinės bado akcijos pranešimą pateikėm Seimui, kanceliarijai ir Juozui Olekai, kuris sužinos, kodėl aš čia esu. Bet čia parašyta daugiau yra, kaip raštas. O šį vakarą aš jums paskaitysiu taip truputėlį kitokią formatu, ką aš pastebiu, ką aš darau, kodėl aš čia atėjau. Ir pasilinkau asmeniškai atstovauti save ir savo Lietuvą. Dabar dar kitas ir dar tarp kitko, šitie dokumentai yra parašyti ir bus platinami. Čia pasirinksit ir jūsų lauksiu patarimo 3 pagrindinės Europos, ar kaip čia pasakyti, kalbos. Tai vokiečių, tai yra bus vokiečių, mūsų jau lietuvių aišku, bet vokiečių, anglų ir rusų kalba. Yra irgi tokie pat, bet išversta. Dabar toliau einu. Bado akcija tai pilietinė akcija. Ir šiandien aš noriu pasakyti, kad tokį raštą pasirašiau dėl to, kad išsakyti noriu savo nuomonę, o jūs galite pritarti jai ir galite nepritarti, bet aš duodu jums ataskaitą kaip savo grupiai, kas čia vyksta ir kuo aš gyvenu. Dabar apie savijautą, kaip sakiau, nesirūpinkit, viskas yra gerai. Aš gyvenu čia, jausdama atostogas, įsitikinau, kad turiu labai gerų artimų draugų, kurie manim rūpinasi ir aš joms noriu viešai padėkoti už pagalbą. Ir Nendrei, ir Tatjanai, ir Leonui, ir Alvydui, ir Laimai, ir Taurui, ir visi, su kuriais ir Rikantui, ir Romaldas skambina, rūpinasi. Ir Leonas skambina, klausė, jūs manęs tikrai nepalikote vienišos ir turbūt siųsdami tą energiją man jūs labai padedate. Tad jums nuoširdžiai sakau ačiū. Dabar paskaitysiu tik punktais, nes kartais, kai tu esi prie stendo ir iš karto tave pradeda provokuoti, tai galima iš karto atsakyti, kodėl aš čia esu ir kodėl aš pasirinkau per eilę metų, sukakus 75 metam, kodėl aš čia atėjau ir kodėl aš čia ryžausi. Todėl, kad aš visą laiką stebiu aplinką, kaip sakau, ir gamtą, ir matau, kad daugiau jau tylėti negalim. Tai ir skaitau papunkčiui. Chaosas kuriamas sąmoningai, peržengtos visos ribos.
Šiandien aš Seimo narėms dviem iš Remigijaus Žemaitaičio viską pasakiau ir labai džiaugiausi, kad turėjau šitą dokumentą. Žmonės nori žinoti užslaptinta. Seimas dirba ne žmonėms, ne tautai. Sistema dirba sistemai. Situacija Lietuvoje apgailėtina ir apverktina. Valstybė griaunama iš vidaus savom rankom. Ar korupcija skatinama sąmoningai, ar valdžiai galima viskas, kur piliečių nuomonė. Seimas mūsų negirdi, Seimas tarpusavėje nesusitarė, nesusikalba, Seimas nejaučia jokios atsakomybės, Seimo klaidos mūsų ateities kartoms, mūsų anūkams. Nebetikiu Seimu, mūsų pageidavimai ir reikalavimai dedami į stalčius. Reikalauju laisvo žodžio eteryje, to reikalauja ir privalomojo referendumo grupė. Viešumas ir tik viešumas piliečių ginklas. Išsigelbėjimo ratas tai sąmoninga ir atsakinga visuomenė. Aš nesiplėčiu ir nebeaiškinu, bet ir nebesuku tą patį per tą patį, bet toliau skaitau tiesiog papunkčiui. Seimas referendumų bijo, čia yra toks apibendrinimas. Šiuo metu vykdomas piliečių privalomasis referendumas. Tai nepatariamasis referendumas, kurį siūlė Seimas, tikriausiai norėdamas mus suklaidinti. Tačiau už jį nenubalsavo. Tarsi būtų paniška baimė bet kokiam referendumui. Kadangi mes vis tiek siūsime šitą savo pokalbį į viešumą, dėl to aš pridedu ir tai, kad žmonės daugiau žinotų ir sklaida būtų didesnė. Mūsų, tai yra piliečių, ne Seimo organizuojamas privalomasis referendumas dėl teisės atsiskaityti grynaisiais pinigais, kuriuos saugo įstatymas, tačiau įstatymas aptakus, nėra išbaigtumo bei konkretumo. Todėl kiekviena atėjusi valdžia gali koreguoti pagal save. Todėl piliečių privalomasis referendumas vyksta dėl Konstitucijos 23 straipsnio pakeitimo. Pakeisti 23 straipsnį antrąją dalį ir ją išdėstyti taip. Nuosavybės teisės ir teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais saugo įstatymai. Piliečiai privalomojo referendumo iniciatyva registruota, piliečių referendumo iniciatyva registruota 2025 metų spalio 23 dieną, o parašų rinkimas prasidėjo 2026 metų vasario 23 dieną. Terminas, kuris buvo pratęstas teismų pagalba, baigėsi 2026 metų rugpjūčio 11. Tačiau piliečių ne Seimo privalomojo referendumo iniciatyvai šiandien trukdoma. Vyksta nuolatiniai teismai jau 3 mėnesiai. VRK, tai yra vyriausia rinkimų komisija, elektroninis puslapis dažnai neveikia, stringa. Kodėl? Sąmoningai blokuojamas viešumas, todėl nėra informavimo apie vykdomą piliečių privalomojo referendumo iniciatyvą dėl grynųjų pinigų išsaugojimo. Visus geranoriškus ir adekvačius žmonės kviečiu prisijungti prie parašų rinkimo ir viešinimo apie vykstantį piliečių privalomąjį referendumą. Ir dar vienas lapelis, perskaitysiu iki galo. Šiuo metu pasirašyti galite rinkėjo puslapis.lt. Tai VRK, reiškia vyriausios rinkimų komisijos puslapis. Ir referendumo grupės puslapyje K23.lt. Tai yra K yra konstitucija, 23 straipsnis. Ten rasite visą reikalingą informaciją. Tuos, kurie nemoka pasirašyti internetu, galite ieškoti parašus renkančius koordinatorius savo gyvenamojo vietoje. Arba atvykite į Vilnių prie Seimo ir Mažvydo bibliotekos. Rasite mano palapinę ir pasirašysite ant VRK vyriausios rinkimų komisijos išduotų parašų rinkimo lapų. Su savimi turėti dokumentą, pas arba kortelę. Prašymas: reikalingi savanoriai renkantis parašus. Sklaida ir aktyvi pagalba renkantiems parašus. Šiam kartui tiek. Ačiū už dėmesį.